Jau galima ramiai stebėti salas. Esu 3 mama, našlė, bet praeitais metais pas mus atėjo, kaip sakant, tokia nelaimė. Sužinojom, kad mūsų pats mažiausias angeliukas susirgo tokia rimta lyga. Aišku, buvo skaudu ir ašarų daug buvo, bet suėmėm į rankas save ir nusprendėm, kad viskas bus gerai. Diagnozė yra smegenų skilvelio navikas. Pozityviai žiūrim į savo tą situaciją ir viskas bus gerai, mes žinom. Buvo pačia skaudžiausia tam momentas, galima pasakyti, kai mes sužinojom, kad reikia viską iš naujo pradėti ir kalbėti mokėjau jį. Paskui pati dariau ir palatai, kol gulėjom po operacijos, ir masažą, ir ateidavo kineziterapeutas ir masažistas. Bet žiūrim, kad pasiseka jam gerai sekasi ir po biškį pradėjo judėti ir gruodžio mėnesį praeitais metais mus paleido namo ir žinokit, namuose jam geriau sekėsi negu ligoninėje. Telefonas, aš pasakyčiau, kad reikalingas dabar toks amžius, kad visi vaikai, pradedant tikriausiai nuo 2 metų jau su tais telefonais, bet aš nepasakysiu, kad jis labai yra su juo pastovi 24 valandas. Ne, jis atideda, ima žaisti kitais žaisliukais, ten ir lego, ir mašinėlės. Jis duoda savo pailsėti nuo telefono ir tai yra irgi neblogai, kaip aš manau. O telefonai tai aišku, kad reikalingi jiems dabar. Į mokyklą reikia žinoti, kur vaikas randasi, o jeigu kažkas atsitiks, vis tiek susisiekti kažkaip tai reikia. Ne. Aišku, mama davė savo ir žaidė, sakau, gal nori kitą, sako, norėčiau. Ir tuo metu atvažiavo Rimantas Kaukėnas, prisimenate, ne, tikriausiai tą momentą. Ir Rimantas paklausė, kokį telefoną norėtų ir pasakė pirmą, ką atėjo į galvą. Ir išėjo, kad išsipildymas įvyko jo svajonės. Noriu padėkoti firmai Manvesta, kuri padėjo įsipildyti svajoniai mano sūnui Dylanui Navickiui, kuris yra labai laimingas. Ačiū Rimantui Kaukėnui, jo komandai, linkiu sveikatos, stiprybės ir toliau, kad vaikai, kurie serga onkologinę ligą, išsipildytų jų svajonės ir viskas būtų gerai. Спасибо за телефон.